Tai yra 2024 metų sausio 31 diena, lygiai 17 valandų. Kaip ir numatyt, šiandien vyksta projektų sandėliavimo paskirties pastato ir paslaugų paskirties pastato autoserviso su plovykla ir administracinėmis patalpomis Parko gatvė 13. Baltosios Vokės kaimas Pagirių seniūnija Vilniaus rajono savivaldybės statybos projektų pristatymas visuomeniai. Paprašysiu gal dar 5 minutės luktelti, palaukti, gal bus dar daugiau prisijungiančių žmonių ir tada pradėsim jau prezentaciją ir visus kitus projektinius veiksmus. Taip pat prašau prisijungusių prisiregistruoti susirašinėjimų chatų skyrelėje, parašyti savo vardą, pavardę ir elektroninių pašto adresą, kuriuo galėtumėm paskui siūsti atsakymus, kur bus pateikti, jeigu kažkokie pastebėjimai, pastabos, būtent tais kontaktais galėčiau siūsti atsakymus. Praėjo kelios minutės, jau, jeigu kažkas prisijungs vėliau, jeigu klausimų galėsiu pakartoti kažką, kas buvo pristatyta. Tai pradedam projektų pristatymą visuomeniai. Aš esu Gražvydas Sabaliauskas, architektas projektų vadovas šito objekto, būsiu susirinkimų pirmininkas. Andrius Alūzas bus šio susirinkimų sekretorius, paruoš protokolą susirinkimų. Ir aš tada gal greitai prabėgsiu pro projektinius pasiūlymus, ką norim pristatyti ir susiderinti. Tai projektuojamas, kaip minėjau, projektuojami 2 pastatai. Vienas yra sandėliavimo paskirties, kitas paslaugų paskirties pastatas Baltosios Vokės kaime, Parko gatvė 13. Projektuojami statiniai yra ypatingieji, nauja statyba. Tai objektų vieta, kaip minėjau, Baltoji Vokė, pramoninė teritorija,
žemės naudojimų paskirtis pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Žemės sklypo plotas yra 2,11 hektarų. Ir pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus šiai vietai nėra parengtas detalus planas, yra bendrasis planas pagal bendro plano reglamentus. Šioje teritorijoje galima pramonės sandėliavimo paskirties teritorija ir kitos paskirtys. Leistinas maksimalus statinių aukštis yra 18 metrų, užstatymų tankis iki 80%, o užstatymų intensyvumas iki 2,5, o pastatų aukštis iki 4. Tai šiuo metu sklype jokių statinių nėra. Vienoje vietoje praeina žemos įtampos mažų slėgių dujotiekis, kitoje vietoje eina šiek tiek elektros laidas, bet sklypas neužstatytas, žemėjantis iš šiaurinės dalies pietų pusės link, yra išlikę fragmentiškai asfalto dangos likučiai tenais, bet visiškai sklypas neeksploatuojamas dabar. Yra gautos buvo parengta ir patvirtinta projektinių pasiūlymų rengimų užduotis suderinta su Vilniaus rajono savivaldybės administracija. Tai šio projektinių pasiūlymų rengimų užduotimi mes nusistatėme konkrečius šiam sklypui rodiklius, kurie yra mažesni negu galimi maksimalūs bendrajame plane. Tai sklypų užstatymų tankumas nustatytas yra 40%, intensyvumas 0,4, tai 40% iš principo. Pastatų aukštų skaičius yra iki 3 ir aukštingumas iki 15 metrų. Bendras pastatų plotas gali būti iki 8400. Projektiniais pasiūlymais nesiekia maksimumo, irgi daug mažesniais rodikliais mes padarėm šitą projektą. Ir gal tada prieisiu prie sprendinių. Vėlgi situacijos schema, kurioje vietoje yra palei Kirtimų gatvę, atvažiavimas iš Kirtimų gatvės numatytas į teritoriją, tai sklypo planų sprendiniai. Į sklypą turim 2 įvažiavimus, esam gavę prisijungimų prie susisiekimo komunikacijų sąlygas. Vienas įvažiavimas yra numatytas iš Parko gatvės, kitas įvažiavimas iš Miškų gatvės. Sąlygose nurodyta, kad sunkiasvorių transporto eismas patekimas į sklypą galimas projektuoti, numatyti iš Parko gatvės pusės ir sunkiasvorių transportų nenukreipinėti iš Miškų gatvės pusės. Tai yra, kad iš šitoje vietoje iš Miškų gatvės organizuojamas įvažiavimas būtų skirtas tik lengvajam transportui. Sunkusis transportas tik iš Parko gatvės. Tai projektuojami 2 pastatai. Arčiau įvažiavimo projektuojamas paslaugų paskirties pastatas. Tai yra autoservisas su administraciniam patalpom ir plovykla. Piečiau sandėliavimo paskirties pastatas, kur gali būti skaidomas į mažesnius nuomojamus vienetus ir kad jis galėtų veikti atskirai su savo stovėjimo aikštelėm, lengvų transportų ir taip toliau. Pagrindinis darbuotojų automobilių stovėjimo aikštelė numatyta arčiausiai įvažiavimo. Prie Parko gatvės pusės. Vilkikų stovėjimas yra numatytas, kaip matote, tarp pastatų ir arčiau sklypo ribos atgręžtas į Miškų gatvę. Pagal tai, kad sklypas patenka į gamtinių karkasų teritoriją, tai priklausoma želdynų plotas dauginasi iš 2, šiaip pramonės ir sandėliavimo teritorijoms užtektų 10% žalių plotų, šiuo atveju turi būti 20% nuo sklypo bendrų ploto numatyti želdynų plotai, dėl to kas ir yra numatyta, tačiau vienoje vietoje dėl priešgaisrinių reikalavimų, kad galėtų pravažiuoti gaisriniai automobiliai, numatyta vėjos korių danga, sustiprinta vėjos danga, kad gaisrinis automobilis įvykus nelaimei, kad neįklimptų.
bet eismas nenumatomas. Iš principo, autoservisų veikimo principas yra tai, kad per vieną galą įvažiuoja transporto priemonė, per kitus vartus išvažiuoja. Toliau nevažinėja, lygiai taip pat ir sandėliavimo pastate, kad privažiuoja savo vietoj ir išvažiuoja, kad aplinkui nevažinėja po teritoriją. Nežinau, kiek čia prie planinės struktūros verta ilgai užtrukti, tai servisų pastatas susideda iš, pavadinkim, iš tokių 3 dalių. Viena dalis yra labiau administracinė, tada per vidurį yra servisų boksas ir pačiam gale yra plovyklos zona. Tas yra per administracinį dalis yra per 2 aukštus numatyta, o visa kita viena didelė erdvė. Matosi šitoje vietoje administracinis korpusas 2 aukštų, servisas per 2 aukštus. Pastato apdailai naudojamos daugiasluoksnės surenkamos sandwich tipo plokštės, įveda tam tikrus estetinius architektūrinius elementus, apipavidalinti šiek tiek išskirti būtent tą administracinę zoną, padaryti labiau reprezentatyvę. Tai keletas vizualizacijų žmogaus akių lygių, taip pat iš paukščių skrydžių, kaip daugiau mažiau ten. Čia tik atkreipsiu dėmesį, kad neteisinga šita vieta pavaizduota, įvažiavimas yra kitoj pusėje, palei kitą šoną, šitą zoną apsivertusi yra. Ir kitas objektas tai yra sandėliavimo paskirties pastatas, principas yra tiesiog paprastas sandėlys, kurį galima apjungti vienam nuomininkui, 2 ar 4 nuomininkam, priklausomai nuo to, kaip bus poreikis, ir tiesiog irgi vieno aukšto pastatas su antresolėm, kur antresolės irgi gali būti numatytas arba papildomas sandėliavimas kažkokių smulkesnių dalykų, galbūt kažkiek ten administracijas įsikels ar kažką. Bet irgi pjūvikose matosi tas pats sandėlio erdvė ir antresolės. Irgi apdailos medžiagom, taip pat kaip ir anam pastatai, naudojamos tos pačios daugiasluoksnės sienų plokštės sandwich tipo. Atsiranda tokie akcentiniai stogeliai, kurie šiek tiek pagyvintų tą pastatų išvaizdą, taip pat spalvinį kompoziciją, kuri irgi šiek tiek vizualiai lengvintų, mažintų tą tūrį. Čia būtent labiau iš šito objektų pusės numatyti tos padarytos irgi vizualizacijos, kaip bendrai irgi kompleksai tai turėtų atrodyti. Tai apie projektą apie patį projektą, projektinius sprendinius, turbūt trumpai taip. Iki viešų susirinkimo esu gavęs vieną laišką su pastabom ir pasiūlymais. Galiu trumpai jį parodyti. Tai yra 3 pastabos. Tai viena yra dėl servitutinių kelių ir kad gretimos įmonės transportą siūlo taip pat nukreipti, važiuoti per projektuojamą teritoriją. Tada prašome užtikrinti, kad sunkiasvorių transporto judėjimas vyktų tik iš Parkų gatvės, tai jau paminėjau, tas ir yra numatyta ir prisijungimų prie susiekimų sąlygų, tas yra parašyta. Ir trečias yra, kad dėl taršos, dėl garso taršos, kad garso taršos šaltinis bus transporto priemonės, kurių parkavimo ir judėjimo mazgai išdėstyti arčiausiai gyventojų gyvenamųjų zonų. Todėl prašom atsižvelgti į pastatų ir minėtų mazgų išplanavimo bei numatyti papildomas garso slopinimo priemonės, kad gyventojams būtų kuo mažesnis neigiamų garso poveikis. Tai aš gal šitoje vietoje noriu paminėti, kad lygiai grečiai šiam projektui daroma ir poveikio aplinkai įvertinimo ataskaita rengiamas. Ir tam tikrus sprendinius jau mes ir esam pakoregavę atsižvelgiant į
jų rekomendacijas, yra padaryti modeliavimai taršos skleidimų. Tai pagal dabartinius parametrus aš galiu gal labai greitai pasidalinti būtent tas modeliavimas taršos, tai pagal tuos taršos modeliavimus, matot, yra vilkikų stovėjimų vietos sužymėtos įvažiavimai, tai pagal tai, kaip yra dabar suprojektuota, numatyta, atitrauktas įvažiavimas, ta garso taršos šaltiniai, jie gretimose gyvenamosiose teritorijose neviršyje higienos normų. Galima rezimuoti, kad nepažeidžia trečių asmenų interesų. Yra tiesiog esamoji situacija, kadangi netoli yra intensyvi gatvė, arčiau jos yra tiesiog jau foninis triukšmas, kuris yra padidėjęs ir didesnis negu turėtų būti iš principo. Bet pagal šitą modeliavimą kaip ir nėra kažkokiu labai didelių pabloginimų šitą situaciją. Galima įsiterpsiu? Žinoma, galim. Turbūt, aš pristačiau galim klausimus. Jo, nes va čia dabar ties, kur prie Miško gatvės kairėje pusėje yra tos stovėjimo aikštelės, tai dabar sakykit, ar tenais bus tokie atvejai, kad ten, sakykim, stovės šaldytuvai su įjungtais agregatais? Ne. Čia šaldymo patalpų nebus, ta prasme, sandėliavimo? Ne. O tai jūs galite užtikrinti, kad, sakykime, į servisą atvažiuos vilkikas su dirbančiu agregatu ir jam bus poreikis tenais prisiparkuoti, tai jisai laikys išjungtą agregatą tuo metu? Iš principo turi, jau jeigu atvažiuoja į servisą automobilis, nes šaldytuvai, kada atvažiuoja, tarkim, į sandėliavimą, ar ne, ir laukia, kada jie turi savo eilę, sulaukti, kada galėtų išsikrauti, tai jo, taip jie laiko tą užkurtą savo ir taip toliau. Šitoje vietoje jie atvažiuoja atlikti servisą, jie atvažiuoja tušti be produkcijos. Ir šitoje vietoje nėra numatyta. Bet gali atvažiuoti ir pilnas, nebūtinai tuščias. Jeigu ten, sakykime, sugedo transporto priemonė, tai jisai gali būti ir pilnas atvažiavęs, pakrautis kokiais vaisiais, sakykime, kaip pavyzdys, kur agregatas praktiškai dirba be sustojimo. Aš esu užsakovas, tai aš jums pakomentuosiu ne iš teorijos, iš praktikos nėra tai buvę. Tai kai jau mes 20 turbūt plus metų dirbam, tai aš aišku ne visus metus irgi atidirbęs, bet tiesiog taip nebuvo. Mes 4 miestuose dirbam. Tai Vilniuje mes apskritai dabar šiuo metu neturim sąlygų ir su puspriekabimus pas mus nieks nevažiuoja ir per daug mes tų puspriekabių net ir nepasigendam mane. Šičia, tiesiog dėl sklypo išplanavimo aplinkybių, šičia dėl sklypo išplanavimo apribojimų nebus, bet retas atvejis, kada atvažiuoja gatavas traukinys, dažniausiai atvažiuoja, jeigu atvažiuoja traukinys, tai atvažiuoja šitas vilkikai tralai vadinami, kur tenka automobilius, nes ten atjungimas tralų yra rimtas darbas, tai jie atvažiuoja pasitaisyti kartais su visų sąstatu. Bet šitie standartiniai vilkikai su puspriekabėm, jie dažniausiai atvažiuoja taip vadinamos tik tai galvos, be jokių puspriekabių, būna retkarčiais su šaldytuvu, bet tuščiu, išjungtų ir taip toliau. Tai jūs kalbate apie labai teorinę galimybę, kad vienas koks nors paklydėlis atvažiuos ir pas mus sustos. Tai net nežinau, ar čia verta dėl to labai plėstis, nes vienas kartą į 5 metus, kažin ar iš vis čia svarstytina tema. Tai jeigu jūs užtikrinat tą dalyką, tai tada okei, nes vis tiek čia arti gyvena gyventojai ir kai jiems tas daiktas burks šalia, tai tikrai bus nepasitenkinimo. Suprantam, bet žinau, kad nesu matęs, sakau, realiai per daugybę metų nesu matęs tokio burzgiančio nei vienam mūsų padalinį. Tai net jeigu ir atvažiuos toks burzgiantis, mes patys spręsim, ką su to daryti, nes mes nenorim produkto sugadinimo, atsakom
atsakomybės savo. Tai žodžiu, mes irgi turim savo procedūras, kaip mes priminėjame mašinas ir mes žinom, kokias mes jas priminėjame. Tai, žodžiu, nežinau, kaip čia jūs gali nuraminti šitą Gražvydas ir kur čia tai gali būti parašyta. Manau, kad čia tiesiog daugiau darbo organizaciniai dalykai, o ne ten, žinai, Tai vis tiek šito susitikimo kažkoks protokolas bus užprotokoluosit, pasidalinsit ir tenais bus pažymėtas šitas klausimas. Tai mes jūsų žodžiu tikim ir, kaip sakyt, ateityje turėsim tą protokolą, tai jeigu bus kažkokios bėdos, tai tada atskirai tu ir kalbėsim. Taip. Ok. Tai ties šitą vietą, aš gal tik tais dar ta prasme ties įvažiavimu, nes tenais, kur įvažiavimas ir šalimais yra gyventojas, tai kada tos transporto priemonės ten judės, man tik tais klausimas, ar iš to gyventojo neturėsim nepasitenkinimo dėl to padidėjusio transporto priemonių srauto, sakykime, pačio įvažiavimo. Čia aš tik tais tokia kaip indikacija, nežinau, kaip jūs tą vietą matot. Mes esam, aš irgi, kaip sakyt, kadangi pats asmeniškai su visais pabendravau, išskyrus turbūt čia pasijungusius, nes jūs turbūt nesiliečiat su mumis tvoromis, tai, taip spėju, tai galiu ir pakomentuoti, žodžiu, su visais yra pakalbėta, išskyrus fermą, kuri liečiasi su mumis iš dešinės pusės, žiūrint iš tą brėžinį, nes tiesiog nepavyko gauti jokio kontakto, ten tokie nesuprasi situacijos, o su visais mes esam pabendravę, niekas jokių ten reikšmingų pastabų ar nuogastavimų neturi, o tas kaimynas, apie kurį jūs greičiausiai kalbat kairėje pusėje Parko gatvėje 11, man atrodo, numeris, tai ten irgi nelygu apie kurį kaimyną mes kalbam, nes ten ar ne 3 šeimos gyvena, su 2 šeimom yra bendrauta, ten kažkokių esminių pastabų nelabai yra, mes esam išgirdę, žinai, pastabas, kad prie tvoros nevažinėkit, todėl, kaip Gražvydas minėjo, įvažiavimas ir yra pastumtas labiau link pramoninės zonos, o su viena šeima yra kalbėta tik telefonu, bet jie toliausiai nuo visko, tai, žodžiu, kol kas bent jau tokių žodinių indikacijų, kad ten yra tragedija ir kažkas tai nepriimtino, taip nėra. O jeigu, bet tačiau čia, žinai, bus kažkokių tai po to raštų ar neraštų, žinai, naujų pastabų, kurių mes šiai dienai nežinom, tai ir pasvarstysim, žinai, kokių čia tų papildomų priemonių gali reikėti, o kol kas, kaip Gražvydas ir minėjo, panašu, kad nėra čia tokia, dramatiška situacija, išskyrus, tą tokį gerosios kaiminystės prisišlifavimą, kad, atsiras šiek tiek papildomos srauto ir reikės jiems ir iš savo kiemų išsukinėti šiek tiek atsargiau, nes bus atvažiuojančio papildomo transporto. Dabar ten yra akligatvis, tiesiog nieks nevyksta, bet tuo pačiu yra molynas ir baisu. Ten aš ten pasivaikščiau, mačiau, kaip ten yra baisu. Tai nepuošia, žinai, jūsų gyvenvietės ir šitą mes tą dalį sutvarkysim, išasfaltuosim, ten, žinai, ką reikia padarysim, jau čia atskira tema susisiekimo sąlygų, ką ten savivaldybė paprašys, taip ten pasistengsim sutvarkyti, kad ir saugu būtų, ir apšviesta, ir taip toliau. Tai, žodžiu, viena, žinot, kaip su medalio pusėm, vienoje medalio pusėje šiek tiek bus gražesnis vaizdas, bet teks šiek tiek su kažkokiu tai gyvybės ženklais susitaikyti. O vėlgi teigiama to reikalo pusė, kad mūsų teritorija irgi bus aptverta, saugoma, filmuojama, apšviesta, tai ir saugumo lygis šiek tiek padidės, nes dabar ten vienas iš kaimynų nuogastavimų buvo, kad jau jie ten šalia būdami panikavo, kad užsidegs toj žolė nuo nepriežiūros ir sudegs visos jų trobelės. Tai šitos problemos su laiku turėtų dingti, infrastruktūra aplinkui turėtų pagražėti, susitvarkyti nebe mūsų pagalbos, bet papildomo savo to tokio triukšmelio, apie ką Gražvydas ir minėjo, ir tos žemėlapis rodė, jo bus, nes čia tokia vieta, kur jo ir nelabai ir negali būti, nes čia tas išvažiavimas į kirtimus ir visa kita. Tai, žodžiu, čia 2 uždavinius bandom spręsti, kiek įmanoma. Jie tokie, savitarpiai prieštaraujantis, tai mes bandom kiek įmanoma neteršt ir neužkrauti kaimynų, žinai, savo, sakykime taip, veiklos specifiką. Iš kitos pusės turi ir mūsų klientai turėti patogumą privažiuoti, įvažiuoti ir taip toliau. Tai manom, kad šitas sklypo planas su neperkrautais kvadratiniais metrais ten ir visais kitais reikalais, jis toks optimalus, žinai, prasme, nepatinka
pati nuostabiausia draugystė čia, nes pats centras jums, žinai, pašoniai, bet nu, minimaliausios problemos. Plovykla ten taršiausi, triukšmingiausi dalykai toliausiai į pramoninės zonos pusę nustumti. Tai matysit tik tai ofisinę dalį iš principo, o visas triukšmas kiek įmanoma arba už nugaros, arba tolyn į sklypo dešinę pusę. Tai, žodžiu, nu, padarėm, ką galėjom, bandydami galvoti būtent apie kaiminystę. O dėl to gerbiamo kaimyno, kuris yra už mūsų ir kur čia jūs raštu siūlot, žinai, su juo ten kažką spręsti, gal Gražvydas pakomentuos, žinai, mes ne prieš, bet nu, mes gi nesam instancija, tai mes nieko negali priversti niekur važiuoti trečiųjų šalių. Tai kurie norės ten nevažiuos turbūt. Išsiplėsė gerai. Aha, tai gerai, tai tada klausom Gražvydo. Ačiū Jums, Arvydai. Matau, kad yra dar prisijungusių žmonių, tai paprašysiu įsiregistruoti čate susirašinėjimo lentelėje. Tai dėl artimų kaimynų, ar ne, ir būtent to, kiek mes bandom atsiriboti ir nepabloginti situacijos, ką mes negalim trečių asmenų interesų pažeisti ir darom tos sprendinius, kad būtent taršos šaltinis yra važiuojantis automobilis, kad mes tolinam jų įvažiavimą, kaip Arvydas minėjo, nuo parko 11 sklypų. Tada irgi įleidžiam, padarom želdinių zoną, atsitraukiam nuo to sklypo, padarom želdinių zoną. Irgi vienas iš svarstytinų dalykų, jeigu, bet kol kas, sakau, dabar gavom atsakymą, kad dėl akustikos ar ne, dėl triukšmo neturim šitoje vietoje neviršėm su triukšmo tarša, tai buvo irgi svarstyta, kad daryti tam tikrą, atsitraukus nuo sklypo ribos akustinę sienutę, bet dabar matom, kad tokių poreikių kaip ir de jure nėra, ar ne, tiesiog tą visą stovėjimo vietas atitraukiam, įrengiam želdynų juostą tarp mūsų sklype būsimos veiklos ir esamų gyventojų. O ta želdyno juosta iš ko jinai bus sudaryta? Iš kažkokie medžiai, tujos ar kas ten bus? Vis žaliai turės būti, kad jie kažkiek. Nes iš principų šitoj vietoje tai yra taip, kad ta želdynų juosta labiau būtų įrengiama ne dėl akustinių ar ne reikalų, bet dėl vizualinių, kad gyventojams būtų, iš jų gyvenamosios teritorijos būtų vaizdas ne į vilkiukų šoną, bet kad būtų pirma juosta, tarkim, kažkokie krūmai, kad iki tam tikro aukšto būtų tankesnis apželdinimas, o toliau nuo sklypų ribos, jau tada medžiai, kur irgi tokiu sprendiniu nešešėliuojam mes į kaimynų sklypą, nemetam šešėlių, o tuo pačiu ir tą padarom vizualinį barjerą tiek žemesniais sklypų, tiek žemesniam aukštyje, tiek aukštesniam, nes medžių lajos aukščiau, arčiau sklypų ribos krūmai, tai tokiu būdu suvaldyti vizualinę, pavadinkim, taršą. Aha, tai dabar aš tada nesupratau dėl to kaimyno, nes tas kaimynas, kai mes kalbam apie šalia esantį sandėlį, teisingai? Ne, aš dabar kalbėjau apie parko 11, apie gyvenamą. Šita vieta turbūt mūsų projektai yra jautriausia. Tai mes turim dar jautresnį klausimą būtent su tuo logistikos sandėliu, kur, ta prasme, jūs mums padėtumėt iš principo kaip ir išspręsti vieną bėdą, nes dabar turim bėdą, jie važinėja, reiškia, miško gatvė su sunkiasvorėm transporto priemonėm, kur ten iš principo, kaip ir negalimas toksai transporto priemonių judėjimas. Ir kadangi yra dokumentuose pažymėta, kad yra servitutas, tai mano pirminis klausimas, nes aš iš šios pateiktų dokumentų nelabai supratau, kur tas servitutas eina ir kur jisai bus patrauktas. Aš tada parodau, kurioje vietoje tas servitutas yra. Tai tas servitutas, jeigu taip žiūrėti ar ne, tai tas servitutas veda iš miško gatvės į jo teritoriją, ne iš parko gatvės. Tai jo ta vieta dabar, iš principo, jeigu šitai paklai juo vadovautis ir mes sakom, iš principo gyventojams situacijos negerina, ne?
Taip. Šituo servituto tas kaimynas, ar ne, kur sandėlys yra, jie nesinaudoja dabar, nes pagal tai, kiek buvau sklype, tenais yra viskas užėlė, nevažiuojama, jie tikrai važiuoja iš Miško gatvės pilnai ir toliau, nes tas servitutas irgi buvo ten suformuotas būtent jų privažiavimui, kada negalėjo iš Miško gatvės privažiuoti. Dabartinė situacija yra tokia, kad gavom pastabas, šnekėjom su užsakovu, ar ne, kad užsakovas neprieštarauja, ar ne, ten, kad būtų, kad, šitoje vietoje, kad, draugystė su gyventojas ir kad ten viskas ok, bet ne viskas priklauso šitoje vietoje nuo užsakovų, nes vėlgi atsiranda papildomas vilkikų srautas per sklypą, ar ne, yra papildomas vėl taršos šaltinis. Ir mes iš principo gaunas, kad turim išspręsti trečiųjų asmenų problemą su kitais trečiaisiais asmenim. Tai šitoj vietoj turbūt reikia visuomenės įsitraukimo būtent komunikacijoje su anuo užsakovu, nes tam, kad tą įgyvendinti ar ne, tai aš nežinau, gal Arvydas paskui papildys, kad kaip ir ok, sutinkama, bet turi būti irgi supratimas iš anuo būtent sklypų savininkų, kad įgyvendinant tuos sprendinius turės būti bendradarbiavimas vienos ar kitoks. Gal jeigu gali gražiai tą mūsų planelį pagražinti, nes šitas toks, žodžiu, netoks jo. Tai suprantat, kaip čia sudėtingas uždavinys ir sudėtingas jūsų klausimas. Mes turbūt nuo pirmos pokalbių su bendruomenė dienos išgirdom tą, kaip čia pasakyti, iš vienų švelnesnę, iš kitų tokia griežtesnė pozicija, kad tik nelyskit į gyvenvietę. Ir žinot, kaip čia pasakyti, užtenka turbūt sveikos nuovokos ir patys suprantam, kad tenai lysti tą Miško gatvę yra ne visai logiška. Pravažiavau pats asmeniškai, mačiau, kad tenai ten yra tikrai tokia labai jau tokia įvažiavimo tipo, gatvelė, kur sunkias svoris tenai pajuokaujant gali veidrodėliais daužyti ten duris atidarytas, atlapotas, tai nežinau, kaip ten susiklosti tą aplinkybę, kodėl važiuoja kažkas tenai, nuvažiuoja kaip važiuoja, dabar žiūrėkit, kokią mes turim dilemą savo ruoštų. Tai mes ieškom mažiausios blogybės kartu su architektais ir čia nemažai prakaito išliejom, kol įtikinom architektus, tai mes ieškom mažiausios blogybės, kokios įmanoma suderinant visų įmanomų šalių interesus kiek įmanoma. Tai idealiai nieks nepavyko. Pagal bendrojo plano sprendinius mes lyg ir privalom palikti galimybę tokiai, dabar aš negaliu pavaizduoti, pas Gražvydą pelytė yra rankose, bet tas iš parko gatvės įvažiavimas pro mūsų garažą ir išlysti per Miško gatvę, jisai teoriškai turi netgi gal ir atviras likti pagal bendrojo plano sprendinius, neturėtumėm likti užsidarinėti, nes maža ką gyventojai gal norėtų ne per Miško gatvę važinėti, o galbūt jiem patiktų per čia važinėti, ne? Dabar su gyventojais ir su lengvaisiais automobiliais iš dalies gal ir teoriškai ok, nes lengvasis per parko gatvę įvažiavo, čia kaip šitą Gražvydas piešė išvažiavo, ir mūsų sąlygose taip ir pasakyta, kad per Miško šitą išvažiavimą išvažiuoti gali tik tai lengvasis, ne joks nekrovininis. Šitoje vietoje gyventojai ir įvažiavimu turėtų būti patenkinti, ir išvažiavimu turėtų būti patenkinti, mes šitą galimybę paliekam. Išskyrus, kad mes nesiruošiam gyventojams asfaltuoti tos Miško gatvelės atkarpos ir jeigu jūs ten vietiniai esat, jūs suprantat, kad ten jinai irgi yra niekaip nepritaikyta jokiam sisteminiam judėjimui ir tikrai nemažina Miško gatvės problematikos, nes čia yra vieškelis, siauras, palei pat irgi gyventojų kažkurių tvorą, kurie bus labai nepatenkinti čia padidėjusių srautų, aš kaip suprasčiau, turbūt, nežinau, ar jie šiandien čia dalyvauja, ir galų gale apkrovimo Miško gatvės tik tai pradžią nuima, bet vidurio ir kitos pusės nenuima. Bet mes suprasdami, kad tokie kažkokie tai poreikiai ten ir visa kita yra, pabandėm atliepti ir palikti atvirą ir vieną galą ir kitą galą. Dabar jūsų klausimas dėl kaimyno su logistikos sandėliais.
Analogiškai, jeigu mes paliekam galimybę išlysti teoriškai į miško gatvę, mes paliekam galimybę ir pravažiuoti tiesiai, dar kartą, jeigu galėtum Gražvydai, nuo parko gatvės, pro mūsų serviso pastatą, pro visą parkavimą, pralysti tiesiai ir pralysti bamšt tiesiai į logistikos sandėlius. Tokią galimybę, kadangi mums ar taip patiems asfaltas reikalingas ir mes jį pataisysim ir atnaujinsim ir paklosim dar jo ten 10 kartų daugiau, tai tokią galimybę iš principo mes ne prieš palikti, išskyrus visą tai, kas yra už mūsų galimybių ribų ir išskyrus tai, kas yra už mūsų tvoros ribų, ne? Nes iki tvoros mūsų infrastruktūra yra available, taip sakykim, už tvoros kaimynas turi norėti ir turi pasidaryti prievažą iki mūsų pats, susitarti su mumis dėl vartų ten kažkokių tai papildomų įstatymų, ne? Nes kiaurymės palikti 24/7 mes neturim galimybės, mūsų turtas čia irgi turi būti saugomas, tai įsirengti vartus ir pasidaryti važiavimo galimybę ir susitarti važiavimo tvarką, kiek jis to srauto paleis per mus, mes vis tiek su juo turim derintis. Ir tada dar vienas elementas, kuris yra dar viena šalis, ne ką, kaip sakyt, mažiau svarbi negu mano čia tik papasakotos, yra Parko 11. Nes jeigu mes šitą po nulį nukreipiame per savo sklypą ir jam atidarome savo vartus, dėl ko mes kaip ir nelabai galim būti prieš, tai tuomet tarša Parko 11 ir nežinau, kas ten šalia, kokie dar yra adresai, taršos lygis, triukšmo lygis neišvengiamai didėja šitame kampe, nuimant tam tikrą taršos lygį kitų miško gatvės gyventojų atžvilgių. Tai dabar labai prašyčiau ir labai nenorėčiau būti tuo, žinai, mokesčių inspekcijos kabutėse atstovo, perskirstančių kažkieno kito pinigus, šiuo atveju perskirstančių kažkieno kito taršą. Tai reiškia, kad mes atviri šitiems dalykams, bet tikrai ne mes darysime valingus sprendimus ir ne mes blokuosime miško gatves ir ne mes priversime, žinai, kažkurios kaimynus važiuoti ne ten, kur jie yra įpratę važiuoti pagal paprotinės teisės. Nes tokiu būdu mes pakenksime kitiems kaimynams, kurie yra visiškai šalia mūsų. Nežinau, ar rišliai pasakiau problematiką. Labai gerai išdėstėt viską, Arvydai, viskas labai puikiai. Dabar tik tais, ta prasme, aš noriu kaip sakyt, užsitvirtinti, ar teisingai suprantu, kad jūsų kaimynas tada praktiškai, ko reikėtų iš jo, jis reikėtų visų pirma, aišku, noro, kurio dabar, kaip suprantu, jis greičiausiai neturi. Visų antra, jisai turėtų turbūt finansuotis tų vartų įrengimą pas jūs. Nesu tikras dėl jo infrastruktūros, jo paties sklype. Gražvydas liktai minėjo, kad ten gali būti aukščių biški perkritimai, tai ten užvažiavimą, nuvažiavimą, asfaltą turėtų irgi pasitvarkyti, painvestuoti. Tai jau jo pusėje tegul lieka tenais, mes apsitarkim, ko reikia, ta prasme, ko reikėtų, kad jūsų tas būtų, ta prasme, galutinis teigiamas pritarimas. Tai vartai teisingai, ne? Laikai susiderinti transporto judėjimo? Darbo laikas, mes nežinom, žinai, jo darbo laiko, tai koks jo darbo laikas, mes, aišku, pageidautumėm, kad, taip labai preliminariai galiu pasakyti, kad, būtų gerai, kad darbo valandomis jisai judėtų, ne vėlai vakare, nes kaip tik vėlai vakare ir yra didžiausias stresas gyventojams, ne, ten, tas vėlai tai kabutėse, kažkur tai nuo 7 valandos yra labai sugriežtinti taršos reikalavimai, griežtinami, tai reiškia, jeigu jisai didina pro mūsų teritoriją srautą, ten, tarkim, darbo valandomis, tai mes gal ten netai baisiai dar kenkiam pradžioje gyventojams gyvenantiems ten Parko 11. Jeigu jisai nori ten iki 12 nakties ar nedaug dievė visą parą judėti, tai sukurs mūsų statybos leidimui problematiką, o mes to visai nenorėtumėm, žinai, kad dėl kitų problemų mes patys padirbtumėm problemų. Jo, tai gaunasi, kad dėl, tarkim, šiuo atveju, ar ne, dėl to kaimynų reikės įrengti papildomas priemonės ribojančias garsų plitimą, tarkim, ar ne, į Parko 11, tai reikės įrengti akustinės sienutės ir taip toliau. O dabar mes pagal tos modeliavimus dabartinius vien tik tais šiai veiklai matom, kad nereikia, užtenka tiesiog dabar numatytų sprendimų,
o tarkim pridėjus būtent tą papildomą eismą iš anos sklypų, galbūt atsiras tiesiog investicijos. Ir gaunasi, kad tada prie tų investicijų įrengimo, tų priemonių įrengimo irgi turėtų prisidėti ta trečioji šalis. Aš dabar gal ne kaip užsakovas, bet kaip visuomenininkas, žinai, čia jūsų visuomenininkų yra, tai kaip visuomenininkas pamastyčiau ir turbūt tie jūsų klausimai vis tiek veda teisingą linkmenę, nes turbūt nukenčiančių dėl taršos jiems važiuojant per miško gatvę yra daugiau negu kad būtų čia pačioj mūsų sklypo pradžioje. Ne? Tai kreipkitės, kaip sakyt, linkiu kreiptis į savivaldybę, kad savivaldybė išgirstų iš tos jūsų argumentus ir čia savivaldybė truputėlį turėtų turbūt turėti galės atitinkamas ir pareguliuoti ten, žinai, ar eismo ribojančiais ženklais, ar kažko tai ir įtraukti gal ir tą, žinai, mūsų kaimyną į diskusiją. Ir viskas. Ir tada bendrų parėdimų, bendrų sutarimų mes atviri ieškoti kažkokio tai bendro, žinai, sprendimo, nes su kaimynais pyktis mes nenorim. Tokia mūsų principinė pozicija. Liuks. Aš tai viską supratau, nežinau, daugiau klausimų neturiu, žinokit, ačiū Jums labai. Aš tik matau, kad užsiregistravusių yra mažiau negu dalyvių, tai aš tiesiog neturėdamas dalyvių sąrašo negalėsiu visiems pateikti susirinkimo protokolų ir atsakymų į klausimus. Tai dar kartą raginu užsiregistruoti lange. Pas mane bent jau jis yra dešinėje pusėje pačioje kampe. Ir parašyti savo vardą pavardę ir elektroninį paštą, kurio galėčiau siųsti atsakymą. Tai laukiam daugiau klausimų, pastabų. Galėtume judėti tolyn ir pasiekti geresnį tą projektų rezultatą. Jeigu daugiau klausimų nėra, tai gal aš tada atsijungiu Gražvydą, jūs už apvalinsit. Aš atsiprašau, aš tai turėčiau dar klausimų, jeigu galima. Prašom. Jo, tai esu atstovauju savivaldybę, turbūt tarybos narys esu. Ir turiu keletą klausimų. Žiūrėkit, aš gal praleidau, kokioje dabar stadijoje yra šitas projektas? Čia yra pirminis viešinimas? Jau projektinių pasiūlymų viešinimas, pristatymas visuomenei. Aha, supratau. Tai sekantis žingsniai, iš esmės, projekto rengimas, leidimų gavimas ir panašiai, ne? Taip. Kas irgi ateis turbūt pas mus į savivaldybę. Jo, o koks planuojamas darbo laikas jūsų šitos įstaigos? Nuo 8 iki 8, kai kuriuose miestuose mes dirbam nuo 7:30 iki 8:30, man atrodo, kažkaip taip. Ten turėtų kažkur dokumentacija turėtų būti. Aš klausiu konkrečiai apie šitą objektą, nes vėlgi tai priklauso tarša, garsas, triukšmas ir panašus dalykai. O dabar taip, man užstrigo keletas dalykų, gal galėsit paaiškinti. Plovyklą, ne? Bus sunkvežimių plovykla, tai kaip suprantu, kiek man leidžia žinoti, plovyklose būna chemijos, plovimo chemijos ir panašiai, kaip visa šitai bus sandėliuojama, ar kaip tai numatot visą daryti? Gal jūs jau čia gerai? Jo, aš šitoje vietoje gal irgi noriu pastebėti, kad yra pristatoma urbanistika ir architektūra, ne projektiniai pasiūlymai, techninių projektų klausimai. Nelabai turėtumėm atsakinėti, nes tai yra jau kito etapo ar ne klausimas šitoje vietoje. Bet šitoje vietoje galima atsakyti, yra planuojama jungtis ir pasijungti prie vandentiekių tinklų, ten kelius šimtus metrų tempti vandentiekį, tai yra gautos sąlygos prisijungimo ir planuojama projektuoti prisijungti. Ne vietinė, neinfiltruosim to prasme šitos. Jo, tai čia dabar kalbat labiau apie nuotekas, ne? Tai nuotekos čia man buvo kitas klausimas, tai naudosit, kaip suprantu, būtent tas centralizuotas nuotekas, ne, bet vis tiek aš spėju, negi nestatysit jokio filtravimo.
Nes, cheminių medžiagų tai daug būna plovyklų. Žiūrėkit, aš nežinau, ar mes čia tą patį turim omenyje, kai Gražvydas sako, nefiltruosim, tai sako, kad infiltravimo į gruntą nedarysim šitų nuotaikų, ne? Tai čia net kalbos nėra. Tai čia ne tas pats, o kai mes kalbam apie tai, ar mes valysim, sakykime, tos chemikalus ir visas nuotekas, tai taip, visose padaliniuose pas mus yra šitą nuotekų valymas, tepalų gaudyklės ir viskas, kas priklauso šitai technologijai, aplinkosaugui mes esame visur sertifikuoti, atestuoti, žodžiu, galite mūsų svetainės pažiūrėti ir jokių čia, kaip mes juokaujam, manau, kad tas servisas, kuris yra šalia mūsų iš kitos pusės, žodžiu, toli gražu bus jam iki to technologinio lygio, kuris pas mus bus. Tai jeigu jūs sugyvenat su tuo servisu, tai manau, kad su mūsų technologiniu lygiu sugyvens. Mes turim labai puikų nuostabų kaimyną pavadinimu Humanit Lietuva, tai girdėta istorija. Turim tam tikros patirties, dėl to ir klausinėjau, kaip šitie dalykai bus, nes vėlgi laikysit ir plovyklos chemiją, be abejo, tepalai, visokie stabdžių skysčiai, tepalai ir panašiai, chemijos, sakykime, bus daug. Tai iš esmės jūsų atveju reikalavimai irgi yra pakankamai griežti aplinkosauginiai, ne? Tai dabar apie patį procesą kalbant, jums poveikio aplinkai vertinimą reikės daryti, gaunant galutinį leidimą? Dabar vyksta, nedaromas, ne? Daromas, tai aš iš jo ir turiu, būtent dėl to triukšmus laidos jau mes paraleliai tam tikrų dalykų, bet jis ir vyksta, sakau, derinamės tarpusavį, kaip kas ką, ar mūsų sprendiniai neprieštarauja, ar neblogina, tai taip daroma yra. Tai poveikio aplinka, aišku, bus apie visos filtravimus, apie naudojamos cheminės medžiagas ir viskas pateikiama, taip? Apie visus taršos šaltinius, taip. Supratau. Kol kas klausimų neturiu. Ir ataskaita jinai bus irgi tada bus vieša, visiems prieinama. Aišku. Ačiū. Sveiki. Aš norėjau Tomai Ruzgys, ne? Pasidomėkit iš savo pusės, ne? Dėl to būtent servituto išsamiau, ne? Kokie žingsniai galėtume mes, ta prasme, iš savo pusės, iš savivaldybės pusės, kokius žingsnius turėtume tam padaryti. Bet žiūrėkit, dar aš teisingai supratau, kad servitutas vis tiek eina kampu, tai jisai toks, kur buvo prieš, šitas, jo čia punktyrinė šitą liniją. Dabartinis servitutas absoliučiai negelbėja. Jis apie nieką šioje vietoje yra. Iš esmės reikėtų formuoti naują per jūsų pagrindinį įvažiavimą, kaip įrodėte, ne? Taip. Bet čia yra dar ir kita pusė. Supratau. Tai šitą tai pasidomėti iš savivaldybės pusės galim, bet čia vėlgi daug pusių dalyvauja. Pasidomėsiu, Julija. Geranoriškumu. Ačiū. Ir aš iš savo pusės tai norėčiau tik tais padėkoti naujiems kaimynams, kad labai gerai atsižvelgėte gyventojų ir prašymus ir norus ir draugausime. Liuks. Tai mes ten džiaugiamės, taip pajuokaujant, jeigu čia prie apibendrinimo, tai toks neplanuotai malonus atradimas, tai buvo tas jūsų institutas, mokymų centras, kurio mes nei žinojom, nei supratom, kad net toks yra. Tai ten iš Miško gatvės pusės gretima teritorija, jinai irgi tokia keistos paskirties, ne kažkokios technologinės, nežinau, kiek ten realiai taršos ar darbo jie daro, bet pasirodo, jie ruošia automechanikus. Tai čia vienas iš geresnių tokių, partnerystę nepavadinsi, bet vienas iš geresnių tokių atsitiktinumų, kur jeigu gerai seksis, tai kaip suprantu, bent darbuotojų tai priruošit mums čia, kaip turi būti. Galės bestudijuodami ateiti pasipraktikuoti, paskui iš karto ateiti dirbti. Prie to paties siūlyčiau pabendrauti ir su bendruomenėm vietinim, Vaidotuose, ir netgi galbūt pasirašyti kažkokius bendradarbiavimo ketinimų protokolus, nebūtinai tikslius, bet kad ta draugystė būtų ne tik žodžiais, bet dar ir raštu įforminta.
Jo, mes tikrai ne prieš. Ir sakau, ir tų, žinai, pameistrėšių programų, sakėt, visokių yra. Ir kadangi tos technikos pas mus, šiaip gerai, bendrai taip, be konkrečių didelių dabar konkretumų, mes prie tų socialiai atsakingų įmonių ir paramos šiaip darom, ir šiaip draugaujam visur su kaimynais, kuriuose miestuose esam. Tai jeigu ten bus kažkokių tai įdomesnių projektų, tai būsim atviri prisidėti. Puiku. Tai ačiū visiems, tada aš atsijungiu, Gražvydas turbūt suskaičiuos galutinai čia kiek tų dalyvių ir pratęsim darbinę tvarką. Ačiū. Ačiū visą. O taip, laukiu dar kažkokiu galbūt pastabų pasiūlymų. Jeigu ne, tada ačiū labai visiems dalyvavusiems, ačiū už aktyvumą, smagu šiaip, kad aktyvi bendruomenė ir teikia pasiūlymų. Ir būtent tų pasiūlymų dėka galima pasiekti, padaryti kuo geresnį tą projektą, kad atspindėti visas šalis. Tai šitą vietą tikrai labai smagu ir ačiū visiems prisidėjusiems. Pagal reikalavimus susirinkimas turi vykti bent jau valandą. Tai aš dar tada bent 10 minučių būsiu, jeigu kils kažkokių klausimų, drąsiai užduokit. O jeigu ne, tada iki ir po 10 minučių Sveiki. 18 valandą baigsim. Taip. Mes iš parko 11 namo, mes iškart kaimynai. Toks klausimas, ar galima būtų patraukti biškį gal iš šoną sunkvežimų parkingą? Mes vasarą, pavyzdžiui, negalėsim ne langų nieko atidaryti. Prie pat namo stovėjimo aikštelė gaunasi pas mus. Apie kurią aikštelę kalbat? 8-2, taip, užsikraus šitą 8-2. Taip. Jinai jau yra atitraukta nuo sklypų ribos šitoje vietoje. Vaikai gyvena antram aukšte. Vaikai gyvena antram aukšte, tai ir žiemą garsas bus, jeigu bus užkurtos mašinos, ir vasara bus, čia iš esmės labai arti gaunasi, ta aikštelė bus prie mūsų tvaros, prie mūsų namo. Kaip pasakyti, iš principo, aikštelės atstumas ar ne, tiek iki namo, tiek iki sklypų ribos yra reglamentuotas ir jisai yra šitoje vietoje gerokai didesnis negu norminis ir vertinant tą triukšmų sklaidą, ar ne, prieš tai dalinausi, kad tas atstumas, ar ne, būtent šitie sprendiniai jau ir yra atitraukta tam, kad nepabloginti jūsų situacijos. Tai jau yra tas atitraukimas padarytas, tie sprendiniai jau priimti iš principų šitoje vietoje. Tai šiaip išgirdau, bandysim ieškoti. Ta prasme, galbūt bus galimybė ten, dar labiau patolinti šitoje vietoje. Pavyzdžiui, dabar, kai pas mus ten, kiek už 200 metrų IT logistika yra, tai dabar, pavyzdžiui, jeigu stovi mašina užkurta, labai girdisi. Žiūrėkit, logistika yra truputį kitas veiklos principas. Tenais, kad atvažiuoja vilkikas ir, pačiai pradžiai, kai buvo, ar ne, pastaba dėl to, kad jeigu šaldytuvai atvažiuoja, tai šaldytuvų, jeigu atvažiuoja vilkikas su šaldytuvu, jis visą laiką turi būti užkurtas, kad suktų kompresorių, kad šaldytų. Ar dar kažką atvažiuoja, laukia. Šitoje vietoje atvažiuoja, vairuotojas pastato automobilį, išeina į priimamąjį, paduoda dokumentus ir viskas, jį išsiveža. Automobilis, vilkikas laukia savo eilės, kad būtų remontuojamas, mechanikas nueina, pasiima jį, įsivaro į tą autoservisą. Čia nebus taip, kad atvažiuoja ir jie laukia būtent šito aikštelėje. Ne, čia yra, ta prasme, normalus servisas, kur yra palei užsirašymą. Atvažiuojat, paliekat mašiną, o tada servisų darbuotojas atėjęs eilėje įsivarys. Nebus, kad čia šildys užsikūrė ir po langais. Galų gale visą laiką, matot, tai vietoje užsakovas labai,
žiūri žmogiškai ir tikrai labai atliepia bendruomenės poreikius. Tai esant, jeigu kažkokio, matot, nusižengimų ar kažką, tai tikrai reaguotų. Aišku. Tai aš gal tik pasikartosiu irgi tada dėl to triukšmo. Tai dabartiniai situacijai ten kažkokiu papildomu akustinių sienučių ar ne, būtent link jūsų pusės nereikia dėl triukšmų, bet jeigu, irgi šitoje vietoje svarbus esat, būtent jeigu paleidžiama didesnis rautas vilkikų į tą pietų pusėje esantį sandėlį, tai tada vėl gali atsirasti kažkokie dar papildomi sprendiniai, kad mažint tą triukšmą ar dar kažką. Atsiprašau, gal dar galima klausimą vieną? Galim. Norėjau paklausti dėl apšvietimo, kaip bus išvis apšviečiama teritorija ir ar nešvies į langus Parko 11 namo?
Ne, nešviesi langus. Ta prasme, bet kokia atveju, dėl apsaugos nuo vandalizmo teritorija turi būti apšviesta, tai ties pastatais ar net tarp pastatų tai bus greičiausiai apšvietimas numatytas nuo pastatų stogų į aikšteles į vieną pusę ir į kitą, o pėsčiomis tai šviestuvai nukreipti, kad nešviesti jums. Gerai, ačiū. Viso gero. Tai 18 valandų lygiai, šiai didžioji dalis susirinkime dalyvavusių asmenų. Lygiai 18 valandų, praėjo 1 valanda nuo viešų susirinkimų pradžios, daugiau klausimų nėra. Ačiū visiems susirinkusiems. Viso susirinkimas skelbiu baigto.